Ryžių. Šūp. Tai vienu žodžiu, sveiki visi, sugrįžę į dar vieną naują vlogą. Aš vlogų nespėjau filmuoti ir už tai Meda mane užmuš, nes aš vėl filmuoju vlogą, kai aš jų nespėjau montuoti, bet šiandien yra žiauri diena, nes yra 6 arklių darbo diena. Literaliai be pertraukų, be nieko varysim 6 arklius be sustojimo, nes šiandien taip jau susidėjo, kad taip reikia visus sujoti, būtent kad sujoti. Tai reiškia, kad Sahara irgi jojam, o Saharai pirmas jojimas čia. Šiandien yra absoliuti visų žirgų diena, tiek jaunių, tiek senių. Iš esmės, joju aš 5 ir Meda su Kregždė varo pažingsniuot. Pradedam nuo labai ankstaus ryto, nes Meda tai pasiūlė ir tai yra labai geras sprendimas, nes 6 arklius sujot užima labai daug laiko. Tai pradedam nuo ankstaus ryto. Dabar iš karto sakau, nesijaudinkite, šitą ponį mūsų drąsiai galiu apjot, tiek svoriu, tiek ūgiu, ypač apsėdėtai tikrai galiu. Aš gal dėl ūgio šiek tiek bijau. Labas. Pavyzdžiui, Pepiukas, pas ją normaliai, nėra taip blogai, pas Penčią yra siaura nugara, pas ponį eiktų savo. Jo, tai planas yra šiandien ponį apjot, planas yra tave pajot. Nu, žodžiu, visi jauniai šiandien dirba ir po šiandienos oficialiai mano visi žirgai yra apjoti. O iš šiandienos žvaigždutė jau keliauja. Šiandien visai pasikūrus atrodai. Mes niekad Saharos, man atrodo, pirmos neimdavom dirbti, tai dabar šiek tiek šokas, kad iš pat ryto reikia dirbti. Nu, ponė. Varyk. Ai, gera. Žinai savo gardą tikiuosi. Oi, protingas gyvūnėlis. Arba nelabai. Ten. Aš nežinau, kiek matysis, nes ponės mažas, tai visas netelpa į kadrą. Bet žodžiu, valomės kanopas, ruošiame. Aš ją apjosiu tam, kad vaikai ją galėtų jot, svarbiausiai kitokio lygio daryti, bet jinai ir šiaip žiauriai rami. Ta prasme, aš tikrai nuoširdžiai manau bus belenkai žymiai lengviau apjoti nei sportinius, kas be ko labai logiška. Jinai yra be galo ramus ponis, bet iš kitos pusės tai yra ponis ir jie kartais mėgsta padurniuoti ant bairio. Bet jinai šiaip labai rami, labai faina, jinai tokia sofutė. Žiauriai plati. Bet šiaip ponis labai fainas, tai tikrai net nebejoju, kad už sportinius jinai man lengviau apsijos. Sahara be bairių. Gerai, Sahara, atėjo mūsų lemiama diena. Ir aišku, prasivaikysiu aš ją pirmą. Šiaip jinai yra pusiau žemaitė, 50% žemaitė, 50 lenkų. Neįsivaizduoju, kas savęs laukia. Tai šiaip Saharytė mums yra paskutinis žirgas, kurį reikia apjoti. Šiais metais aš apjodinėjau 3 jaunius. Tai Saharytė yra jau paskutinioji. Na ir keliamės iš karto į mūsų apjojimą, tai kadangi čia buvo tik tais pirmas užsėdimas ant ponio, tai buvo labai daug tiesiog tokio paprasto darbo, pratinimo, kas čia vyksta, kaip čia dabar tas raitelis atsiranda ant ponio nugaros. Na ir kad poniai nebūtų šoko, čia mes dar aišku prisiveržėm balną, nes jinai tokia sofutė. Na ir jau visus saugos diržus priveržus, po truputį bandėme sėsti į balną, žinoma ne iš karto, svarbiausia yra viską apsičiupinėti, parodėt poniai, kad čia viskas gerai, čia bus šiek tiek svorio. Ir šį ponis buvo tikrai gana susidomėjęs, aš nemaniau, kad jie bus šitaip įdomu, aš maniau, jinai tokia bus, okei, nu tai pastovim. Bet šiaip tikrai domėjasi, čia gal tik ne visus tos kadrus, kai įkėliau, gal nežinau ar matysis, bet svarbiausia tai yra tiek žmogaus, kuris stovi šiuo atveju Meda, tiek mano kaip raitelio darbas, tai be galo svarbu visą laiką šnekint ponį. Taip, na ir va čia ponis jau šiek tiek domisi, jinai šiaip labai nesuprato, kaip aš atsiradau ant jos, tai ant jos va šitas labai dalykas pasijautė, na bet vis tiek jokių triukų, jokių bairių jinai nedarė kaip Pepe. Ir kitas privalumas ponio, tai kad žemė yra tikrai labai arti ir čia šiaip dar ponį žiauriai žemas dabar žiūriu buvo, dabar jinai paugėjus. Šiaip šaunuolė, viskas gerai, jai buvo žiauriai keista, aš maniau, kad jai visiškai nerūpės, nu taip sąlyginai kiek įmanoma, bet jai vis dėlto buvo visai įdomu. Gerai, tai mūsų šiandienos princesė. Išprausta jau, pasiruošusi, na aišku, labai graži gūnė Sahara, malonu, kad saugot. Viskas, baigta tau. Po Saharos iš karto kėlėmės ant Pepės, kitaip tariant ant Juodės, tai mes čia pažingsniavome dar truputuką ant kordo, kadangi šitą treniruotę mes pirmas iki bandėme žingsniuoti ir be kordo, kas buvo šiaip visai neblogai, vat galim pažiūrėti šiek tiek ištraukų, kaip mums sekėsi.
Tikrai Juodė yra nuoširdi kumelė ir čia dar praėjom pro tokį netgi įdomesnį dalykėlį, labai drąsi kumelė. Liko penčia. Su penčia mes turim irgi pažingsniuoti savarankiškai antras iki gyvenimą. Uždėjom Juodį kitą gūnę, šitą yra sena gūnė, bet jinai tik čia paplyšus kaip kur. Nu puikiai. Na, dičkę važiuojam, pasigavau įsivaizduoti. Čia, jinai aišku 4 metė, tos 2-3 metės, bet jinai šiaip lengviausiai apsisėdėjo. Konstruosi? Sakyk, ne, prieš kameras aš nerodau, ką moku, nes aš dyva. Na, o čia buvo pati dar, sakykim, ta penčias apjojimo pradžia. Jinai dar tikrai atsimenu, kokia buvo super duper rami, bet dabar kokia jinai kumelė karšta pasidariusi, tai yra tiesiog bomba. Tai dabar kaip žiūriu, jinai man čia tokia flegmutė atrodo, o dabar jau ką mes padarėm iš jos, tai tikrai super žirgas ir ateityje, aš manau, bus dar viskas lengviau, geriau, greičiau, irgi tikrai nuoširdi kumelė, kai jau įgyjam pagrindus, po truputį tobulėjam. Kaip veikia pavadžiai gyvenime ir jai visai neblogai sekasi. Pavyzdžiui, su Pepe sunkiau. Su Gražuole jau keliauja atgal į Levadą ir dabar varys Medą su Kreidžiu. Nu, mūsų pensininkė šiaip širmė gana atsigavusi, jinai šiaip neblogai jaučiasi. Tai šiaip šiandien labai greitai einasi viskas, Meda irgi sako, jeigu net Meda einasi greitai. Tapu. Yeah. Miau. Oh yeah. Very slay. Gerai. 4 iš 6 šiandien įveikti, liko dar 2, dabar patys sunkiausiai. Dabar su Teriuku kažką pasistatyti šokimui, galvoju kažką paprasto. Šiaip žiauriai jaučiasi, kad inventorius jau atitarnavė savo, nes realiai vienintelė spalvota kavaletė. Mes esam pas Teriukas, sveikas gyvas Teriukai. Taip, o to įsisekantis. Na, pasistiprink dar, kaip sakant, ne? Šiaip tai Teriui turim naujus žaslus. Gardas po kairę. Miau. Good boy. Mūsų karvytė šiandien jisai visai geros nuotaikos, nes vakar ir užvakar jisai buvo kaip nesavas kažkoks. Kad būtų švaru, gražu, tai aš dar pagalvosiu, bet manau, čia gali lygiai greitai padarysim, o čia paliksim statmeną. Tikslas bus iš ten atbėgant peršokti šitą, tada sukam į kairę. Tai žodžiu, pasistatėm, dabar dar reikia šitą dalyką sutvarkyti, kadangi šią savaitę šokdinom žirgus. Dabar dėmesio į ekranus, mes žiūrime mano vieną geriausių treniruočių su Teriu, kalbant apie šokimo treniruotės ir dar plus apie treniruotės be balno, kurios šiaip iš esmės geriau sekasi, bent jau man, kas yra šiek tiek paradoksalu, bet vis dėlto kažkaip aš drąsiau jaučiuosi, kai nėra nei kilpų, nei to balno rėmo viso, kažkaip tiesiog geriau jaučiasi visas žirgo judesys. O kame yra esmė, kodėl čia yra tokia gera treniruotė, tai ne tik todėl, kad mes va tokius drąsius šuolius sugalvojom dėti, bet mes taip pat ir pagerinome savo šuolio rekordą, kuris seniau buvo 1,10 m ir dabar pamatysite, kiek mes jį pagerinome. Tikrai Teris labai gerai šoka, dar čia gera matyti, kai jis buvo žiauriai pasitikintas savimi ir aš jau buvau žiauriai pasitikinti, tai čia va 1,10 m šitas yra nesėkmingas šuolis vienintelis ir dabar susikaupiam ir žiūrim, kokią mes čia kliūtį peršokom. Pasakysiu 1,15 m. Nu, ką aš jums sakiau? Aš sakiau, kad aš be balno suprantu geriau, ką ant arklio veikiu. Tai žodžiu, šiaip su Teriu tikrai labai gerai, super treniruotė, ne tik, kad rekordą pagerinom, kas yra šiaip crazy, nors ir tas šuolis buvo toks, kur tikrai aš galvojau, kad jis neperšoks ir dar kai išgirdau, kad užkabino, galvoju, viskas, metam. Atsisukau, yra, tai žodžiu, šiaip šaunuolis. Jiem čia yra tikrai ką veikti tokiam aukštyje. Ir šiaip visa treniruotė labai gera. Viskas, ryte pagaliau keliauju į savo laimingą Levadą. Pailsėsi, dabar viskas bus per traukėlę. Šią savaitę darbai baigti, rytoj laisva diena visiems, nes pirmadienis, nematai labai nepatinka jam būti vienam, aišku, kai brolis išeina, bet brolis šiandien tikrai šaunuolis, labai fainas, labai geras. Nu va, kaip sakant, jau visi šitie sudirbti. Dabar liko Neumukas, paskutinis dienos numeris ir pats sudėtingiausias. Nežinau, tiesiog sėkmės palinkėkit. Ta patį, iš esmės, ir su Teriu šokant mes, aišku, įskėlėm kavaletę. Nu tai kaip ir pagerinom rekordą, kaip kas pažiūrės. Aš tai sakau pagerinom, nes jis vis tiek šoko taip kaip 1,15 m. Žodžiu, šitą kavaletę pakeisim. Šiais metais, gal čia blemba 6 kavaletė, kuri lūžo. Žiauriai lūžta viskas. Au, mano petys. Ai. Gerai. Jezau. Nu įdomu, kodėl jos lūžta, aišku.
Tai pakeičiam kavaletę ir statom viską iš naujo. Mano su Nemo būtų, įsidėmėkit, aukščiau pašokti, bet Nemo yra Nemo ir Nemo yra ta žirgas, kuriam priklauso viskas nuo nuotaikos. Jeigu jisai šiandien norės šokti, jisai gerai šoks, bet jeigu jis nenorės šiandien gerai šokti, jis nešoks gerai ir tu daryk, ką nori. Tai šiaip nuo Nemo labai priklauso ir nuo to, kaip šiandien aš susitarsiu su juo, bet būtų fainai pašokti aukščiau. Šiaip galvoju užsidėti Nemo 2 pavadžius. Senai aš jojau ant jos 2 pavadžiais, bet dabar su Teriu pradėjom jot ir žymiai žirgų jaučiasi, kad fainiau, tai gal su Nemo irgi tas pasiteisins? Deja, bet nepasiteisino mums darbas su 2 pavadžiais ant Nemo ir teko vis dėlto perėti prie vieno, nes visiškai, kaip matot, nesisekė. Nebuvo nei jam nuotaika, nei man jau 6 žirgą pirmas į gyvenime, taip jo 6 iš eilės buvo iššūkis, dabar kai aš jau pratus, tai visai greit visi praeina, bet va čia, kai buvo pirmas kartas, tai buvo iššūkis ir visiškai dar Nemo buvo pasikūręs, užsidegęs, o aš jau šiek tiek prigesusi, tai teko kaip nors kažką daryti. Nu tai matot, kad aš biškai nesigaudau, nesiorientuoju ir su juo taip sekėsi tikrai ne kažką. Dar tokio nemačius. Ir aš galiu labai laisvai pasakyti jums, kiek čia buvo tų gerų šuolių, duok dieve 3 ar 4, nes, nu, ta prasme, arba aš tempo nematau, arba mes tiesiog numetam tą kavaletę žemėn ir gaunasi taip, kad nesigauna, bet vis tiek reikia džiaugtis, kad Nemukas šoko stengiasi, pastangas žirgo visada vertinam labiau už viską, va, vienas iš tų gerų šuolių, apie ką aš šneku, nu ir dabar bus šiek tiek tokio chaoso. Nes vis dėlto gruntas nors ir nebuvo slidus, bet kažkaip Nemo suslydo. Ir jo. Čia dar iš paskutiniųjų laikiaus, po to sakau, ai tiek to. Ir jeigu būčiau buvusi su balnu, aš tikrai būčiau išsilaikiusi, bet kadangi buvau be balno ir visiškai nesitikėjau, kad tai bus, nu tai teko nulipti, tai jau nušokimas, čia net nežinau, ar griuvimų galima skaityti. Ir užbaigėme va šitų paskutinių metro šuolių. Geras užtat. Nu, nežinau, ultra mega max blogai. Jo, nežinau, jau su šitu gal kad paskutinis, gal kad aš jau pavargus, bet nu žiauriai blogai. Tipo, buvo gerų momentų, buvo gerų šuolių, bet realiai aš galiu juos suskaičiuoti ant pirštų, tai buvo 3 šuoliai geri. Nu, max 4. Kas iš vis buvo, aš nesuprantu. Aš nusivylus juos, savim, nežinau, nesąmonė. Tiesiog, ne. Darom dabar Nemo valgyt. Kažkokia nesąmonė šiandien su juo buvo. Na taip, iš viso tas nušokimas, nugriuvimas, net vargu į nugriuvimų vadin, gal ir būčiau išsilaikius, bet aš jau ainu nesąmonė čia kažkokia. Tai tiesiog pasidaviau ir sakau, ai, užteks, gerai, ką aš darau? Aš jau viskas, man jau per daug šiandien. Ėjusi labai nemažai kartų, kad nėra raitelių geresnio jausmo, nei tada, kai žirgas nori drąsiai šoka, tai vat šiandien buvo atvirkštinė situacija ir nėra blogesnio jausmo, kai žirgas tiesiog atsisako visko daryti, ko tu nori. Nu tai vienu žodžiu, šita savaitė visiškai ne Nemo savaitė. Šiaip mes šokom su juo be balno gal antradienį ir buvo žiauriai gerai, tikrai super, ultra max gerai. Dabar šiandien kažkaip ne tą mūdį, iš viso 2 pavadžiai nepasiteisino, tai reikėjo pereiti prie to aštresnio kontakto, nes visiškai netidavė galvos. Ir jo, tai pasilikom prie vieno pavadžio, nu bet šiaip žiauru. Kažkas labai ne taip šiandien, nu tiesiog jau su juo tai kažką bet kaip. Tai šiaip 6 žirgus per dieną pravaryti yra ką veikti. Nėra tragiškai sunku, bet, nu, jo, nu jau ties paskutiniu reikia super duper kantrybės turėti. Tai jau kažkaip, nu, įmanoma, aišku, bet jo, yra ką veikti. Bet šiaip fan, tokį dalyką, va taip 6 dienus, aš gal patyręs. Ta prasme, jūs galite matyti, ant kiek realios emocijos yra, nėra emocijų, aš nusikalus, nu bet tipo, toks darbas. Aidi, nam, pinčiukas, tu tai šaunuolė šiandien buvai. Jauniai gerai šiandien, jauniais džiaugiuosi. Man šiaip visada labiau patinka su jaunais žirgais dirbti, nei su jau apjotais, tai čia, kaip sakant, mano jau favoritai. O ponis šiandien šaunuolis buvo, bet ponis Gūnios tai nemėgsta nešiot gražiai, ne? O taip. Gali būtų tiek, dabar mes visi keliaujam prie vandens, nes eisim žirgam vandens pripilti po visos dienos, kadangi pagaliau vėl laiko yra. Tai viskas, baigiam visus 6 žirgus pravarėm, čia yra crazy, bet šiaip labai nice, labai ačiū tau, Meda, kad tu buvai visus 6 žirgus nuo ryto. Realiai pradėjom, nu realiai sakykime, nuo 6 aš pradėjau ir tada dabar yra 4. Tai nu taip, jo, bet šiaip, nu jo. Viso gero, gal tiesiog, nes nebeturiu žodžių.